Šįkart bandysime atsakyti į labai svarbų klausimą. Kas yra šventosios mišios? Tad šokime tiesiai į ieškojimus. Ar kada nors buvai sekmadienio mišiose su savo šeima? Ar tu sėdėjai, stovėjai, klūpėjai, giedojai? Ir galbūt galvojai, kasgi čia iš tiesų vyksta? Todėl šiandien sužinosime, kasgi tos mišios. Mišios yra pati svarbiausia malda kiekvienam katalikui. Tai nėra vien susibūrimas, tai dieviška šventė, kurios metu mes šloviname Dievą, klausomės Jo žodžio ir priimame Jėzų Eucharistijoje. Mišios turi dvi pagrindinės dalis. Pirmoji yra žodžio liturgija, antroji – aukos liturgija. Išsiaiškinkime tai. Žodžio liturgijos metu mes klausomės skaitinių iš šventojo rašto. Tai Dievas kalba mums per užrašytus Jo žodžius. Mes klausomės pirmojo skaitinio. Paskui girdime giedamą arba skaitomą psalmę. Jos atliepą kartojame drauge. Kunigas skaito Evangeliją, iš kurios sužinome, ką Jėzus kalbėjo ir ką nuveikė. Pamokslo metu kunigas paaiškina mums tai, ką girdėjome. Tai lyg Dievas kalbėtų tiesiai į mūsų širdis. Paskui prasideda aukos liturgija. Jos metu duona ir vynas pavirsta tikru Kristaus kūnu ir krauju. Kunigas meldžiasi tais pačiais žodžiais, kuriuos Jėzus ištarė paskutinės vakarienės metu. Tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas. Ir veikiant šventajai dvasiai, Jėzus tampa realiai esantis ant altoriaus. Tai yra pats švenčiausias ir pats nuostabiausias mišių momentas. Po to visi kartu kalbame maldą Tėve mūsų. Linkime vieni kitiems ramybės. Tada, jeigu esame priėmę pirmąją komuniją, galime priimti Jėzų Eucharistijoje. Tai labai ypatingas momentas. Pabaigoje kunigas mus laimina ir siunčia į pasaulį šiais žodžiais. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Mišios čia dar nesibaigia. Mes turime eiti ir gyventi panašiai kaip Jėzus. Ateikite į mišias, giedokite ir melskitės kartu. Išgirskite Dievo žodį ir priimkite Jo malones. Tada eikite ir mylėkite visą kūriniją. Galime pasimelsti kartu. Brangus Dieve, ačiū Tau už mišių dovaną. Padėk man klausytis Tavo žodžio ir priimti Jėzų su džiaugsmu. Te mylėsiu Tave kiekvieną sykį vis labiau. Amen. Taigi dabar jūs žinote, kad mišios yra ta vieta, kur susitinka žemė ir dangus. Mes klausomės Dievo žodžio, priimame Jėzų Eucharistijoje ir išeiname pasiruošę gyventi meilėje.